Gerai. Pradėsim labai lengvai gilintis į pačią paprasčiausią kalbą. Puslapio kūrimo, kurį vadinasi HTML. Ką reiškia, tai nėra aktualu, yra aktualu sukurti tekstą. Ir sukurti informaciją, kuri matysis puslapyje. Kad tą daryti, per savo praktiką supratau, kad daug kas labai skirtingai, jeigu pradėsit tuo domėtis, nurodo, kuom naudotis, kokias programas ir kokios tinkamiausios, bet iš tikrųjų šitoj vietoj dabar jau prasidės kaip čia atėjo metas, kai jau man reikia pagalbos, tiksliau iniciatyvos rasti kelių, greitesnių kelių, efektyvesnių kelių, suprantamesnių kelių, kaip kurti tuos puslapius. Aš parodysiu savo dalį, kurią moku, o jei egzistuoja kažkokie kiti keliai, kuriuos vėlgi aš praleidau arba nesuradau, nes tos informacijos yra begalė ir tiesiog jas atsirinkti yra labai sunku. Tai tiesiog rodau labai paprastą priėjimą. Pirmą reikia išsirinkti, kur bus rašomas, į ką, kur, ant ko tekstas, programavimo kalba. Jeigu taip imti, jeigu jinai nieko neprogramuoja, jinai tiesiog atspindi kažką, bet, tarkim, jinai yra programavimo kalba. Supratau, kad puikiai programa man labai tiko Sublime Text. Ten yra tokie kaip pasakyti, yra labai gerų tokių pliusų, kurie ryškina, pavyzdžiui, tekstą ir kitaip jį, padaro kalbą aiškesnę. Todėl aš parodysiu, kaip visgi jinai atrodo ta programa. O kodėl aš ją pasirinkau? Jinai irgi yra, kaip pasakyti, mokama kažkurį laiką. Gal ir mokama, tiesą sakant, nežinau. Bet, pavyzdžiui, kiekvienas puslapis, kodėl šitą programą, tuoj parodysiu, kad kiekvienas puslapis prasideda pradžiai tiesiog atsisiųskit šitą programą arba kitą. Jeigu atsisiųsit šitą, bus paprasčiau susikalbėti. Jeigu programa visgi šitą išnyks, kuom aš labai abejoju, nes jinai jau trečia versija, įsivaizduojat, ant kiek jie tobulina ją ir jinai iš tikrųjų yra maža tikimybė, kad išnyks bent artimiausius, aš nežinau kiek, bet tarsi, kad yra 3 versijos, vadinasi, jie neketina trauktis ir viskas tvarkoja. Kol kas tiek, po to pereisim jau prie pačio puslapio.